Sveiki, žiūrim, ką turim. O turim birželio 24 dieną 2024 metų. Pasodintas pernai Cabernet Contour sodinukas. Šį pavasarį išleido augliukus, bet jau kaip po birželio pabaigai atrodo gana liūdnokai. Iškasiau pasižiūrėti, kas čia tokio. Situacija gana labai liūdna. Yra storos šaknis, nėra maitinimo šaknų. Tiesiog kažkas pasidarbavo. Kadangi dabar pradėjo leisti kažkokią papildomą šaknelę vienintelę, tai toks sodinukas, aišku, jisai stebuklo neparodys. Ką daryti? Geriau tokį sodinuką pakeisti nauju. Turim šių metų Cabernet Contour pribėgintą sodinuką. Prisimatuojam duobėj, kaip tai atrodys. Pakaitinis sodinukas atrodo kur kas geriau. Kaip matom, išėmė iš puodynės sodinuką šiųmetinį šaknų palyginimui. Maitinimo šaknų yra geresnė sistema. Dabar pasimatavom tą sodinuką. Tai čia viskas tvarkoj. Dedam į duobę ir sodinsim. Tai tiek. Užpylėm žemėm, patręšiam, pasodinom, palaistėm ir galutinai užpilsime žemę. Suformuosim žemės kauburiuką, duobelę ir uždėsim plėvelę, kad neaugtų visokie negerovai, pienės ir panašiai. Tai darbas pabaigtas. Tai geriau toks pirmametis negu toks antrametis. Tai čia, sakykime, buvo problemos sprendimas. Geros dienos visiems.